Treneri, koks jūsų komentaras apie rungtynės? Komentaras gal pradėjom neblogai, sakyčiau, ir šiaip daug pozityvių momentų buvo tikrai žaidime ir vyrams tą pasakiau, bet, sakoma, neramina tie dalykai, kad tos klaidos kartojasi. Liktais pasakom, kad nedaryt, bet jos kartojasi, o tas neramina, kad ne visada ištaisom klaidas. Bet šiaip, neskaitant keletos nereikalingų įvarčių, neblogos rungtynės buvo ir mes momentų turėjom, galėjome mušti, bet nėra tai blogai. Bet galbūt kas nematė rungtynių, rezultatas yra toks niūrus, tačiau aikštelėje atrodė visai kitaip ir jeigu ypač manot, jeigu būtų ir tie pirmieji įvarčiai įkritę, kai turėjo tikrai puikias progos, ar manot, kad galėjo rungtynės pakrypti kitokia linkme? Tai čia turbūt su latviais pas mus gaunasi, mes įmušam kiek galim, o jie įmuša kiek nori. Tai atrodo ir momentų mes turim taip, bet mes ne visada galime įmušti tiek, kiek norim. Gaunasi tiek, kiek galim. Nežinau, taip, būna kartais sukrenta tie įvarčiai, kartais ne. Taip, tikrai turėjom momentų pradžiai įmušk ir kažkaip gal kitaip būtų šiek tiek buvę, bet yra kaip yra. Nemažai laiko leidžiat žaisti jaunimui, tai Laurynui, Otui, Viačeslavui. Ar tai yra labiau kitų žaidėjų nebuvimo kamšymas, ar tai joms duodat iš tikrųjų tą pirmus žingsnius vyrų ledo ritulį? Tai jie irgi turi kažkada pradėti žaisti. Aišku, gal geriau duoti žaisti tuose rungtynėse, kur gal nėra tokios kaip įtampos, kai sakoma, rezultato. Niekas nesako, kad mes čia jau prieš rungtynės pralošę, bet mes žinom, kad 3 penketais prieš tokią komandą, kurie žaidžia 4 penketais, mes neišlakstysim. Tai jaunimui reikia duoti, nes vis tiek, sakoma, jie irgi kažkada turės būti lyderiai komandose, bet kažkada reikia pradėti. Ačiū.